ir įsikūrė daugiausiai mūsų tautiečių. Vien oficialiai Londone gyvena apie 40 000 lietuvių, maždaug tiek mūsų yra Marijampolėje. Dauguma tautiečių savaitgaliais renkasi lietuviškuose restoranuose, kavinėse ar klubuose. Ir labai gali būti, kad dauguma jų jau girdėjo dainuojant Tomą Bagdonavičių. Jis vienas iš keleto muzikanto paslaugas Londone siūlančių lietuvių. Jeigu noriu, tai žinau, kad visą laiką pasiekiu, tas 100% beveik. Mano gyvenime, aš norėsiu dainuoti, pasakiau, aš dainuosiu, norėsiu ten įsilaikyti lakūno teisės, tai turbūt būsiu lakūnas po metų. Aš galvoju, kad žmogui pirmiausia yra norėti, ko jis nori, o jei turi tikslą, tai tas tik pasiekimas su laiko klausimu. Tačiau ši istorija daugiau ne apie muziką, o apie meilę. Apie tai, kaip Tomas lig tol niekuo neišsiskiriantis emigrantas susipažino su Monika, įspūdingo grožio mergina iš Kenijos. Šis interviu porai jau ne pirmas. Jie jau yra viešai kalbėję apie tai, kaip gražios lietuvių ir Kenės meilės vos nesugriovė Monika Katunskytė. Palangos restoranų pažibos Vitalijos Katunskytės dukra. Prieš porą mėnesių buvo pasklidę gandai, kad su Katunskyte Tomas ne tik koncertavo. Sutinku duoti interviu tik tokiu atveju, jei kartu netvesite tos moters. Tokį ultimatumą davė Tomo žmona Monika. Lithuania is fantastic, not bad. Not to talk about the weather. Tomas su Monika tikina, jog nors Tomo romanas nuskambėjo per visą Lietuvą, jie sugebėjo išsaugoti santykius ir dabar planuoja ateitį kartu, o nesklandumus jau spėjo pamiršti. Daug mieliau prisimena romantišką savo pažinties istoriją. Traukinių stotį, aš iš ryto, gal 6 ryto, einu ir žiūriu, eina tokia, kai Monika tokia su oficinė, su sijonėlis, ilgais, tak, tai pažiūrėjau, galvoju, graži mergelka. Bet taip ir nuėjau ir paskui įlipu į traukinį, tas traukinis toks apituštis gana, iš ryto 6 valandą, jau netiektų daug tų važiuotojų. Ir paskui žiūriu, Monika sėdi priešais mane, aš taip pasižiūriu, taip nusišypsau, bet galvoju, nekalbėti, žinau, kad čia rasizmas ir viskas, čia pasakysi žodį, ne taip, tai čia uždarysi ne 5 metam už priekabėjimą. Na ir pasižiūrėjau, nusišypsau, man nusišypsau tai porą kartų į stotelę, gal pavažiavo, gal 2. Ir įsitraukė iš savo to rankinuko kažką, tam parašė. Aš gal buvau, čia gal 2 metai gyvenau, nelabai angliškai, nes lietuvis dirbu tik atvažiavęs. Parašė, have a nice day at work and call me Monika, savo numerį parašė. Monika tada nežinojo, kad stotyje sutiktas lietuvis angliškai moka tik pasisveikinti. Be to, kaip mergina pasielgė tikrai drąsiai. Juk ne kiekviena galėtų savo telefono numerį palikti visiškai nepažįstamam vyrui. That's brave for a girl because I'm not the kind of woman who waits to be chosen. I choose who I want to be with. A normal woman will wait to be stopped by a guy and asked out or something like that. You just have to make the first move. It is nice. It gives if you have the confidence. Tuo, kad paskambins žaviai nepažįstamai, Tomas net neabejojo. Bet bėda. Dar neseniai Anglijoje gyvenęs jaunas vyras vis dar nemokėjo angliškai. Pasiėmiau rašyti žinutę su tuo žodinėliu, išsiverčiau ten porą žodžių, galvoju, ką tas reiškia. Ir dar kaip parašė, kaip jie rašo, jie nerašo taip kaip taisyklingai, jie rašo kaip tą gatvės kalbas su trumpiniais. Dar nemoku išsivers, ką tai reiškia, bet kitai išsivers neišeidama ir su žodžiu. Negana to, kad Tomui ir taip buvo sunku suregzti angliškus žodžius, Monika dar sugalvojo kurį laiką pavaidinti nepasiekiamą moterį. Norėjau išbandyti jo atkaklumą, sako ji. Immediately I saw his call. I was already in university and I ignored him and I started to play hard to get. And so when he suggested for a coffee, I told him, I gave him a week ahead. That's the game, that's the trick of a relationship. Kai pagaliau susitiko, pora kalbėti sugebėjo tik naudodamiesi automatinio vertimo programa. Tačiau abu tikina, kad meiliai tai nesutrukdė, o atvirkščiai padėjo suartėti. Aš nesuprantu, tu sako, daug parašysiu, tu paklausi kažkokius užėlis, kai aš lietuvis, tai man parašo, aš išsiverčiu, perskaitau,
aš tada parašau lietuviškai, angliškai, tai va ir pradėjom bendrauti. Paskui po biški, kaip sutikinėjau, vien tik angliškai šnekėjom, aš labai greitai paskui išmokau. Monika augo Kenijoje visai netoli nuo sostinės Nairobio. Kenija garsėja gausia gyvūnyje, taip pat kava. Būtent kavos auginimas ir turizmas šalyje atneša daugiausiai pajamų. Kadangi Kenija buvusi Britanijos kolonija, angliškai ten susikalbėsite be jokių problemų. Ir Monika atvykusi studijuoti į Londoną angliškai kalbėjo puikiai. O vėliau ji negailėjo laiko, kad kalbą išmoktų ir naujasis jos draugas. Yes, language barrier was a problem when we first met, but we polished slowly by slowly. I started by teaching him English. Our relationship grew because it was fantastic teaching him. He was a quick learner, and yes, it was really not too bad. Monika net nepajuto, kaip bemokydama Tomą anglų kalbos, pati sužino vis daugiau lietuviškų žodžių. Kaip, žinau ten tų frazių, sakinių, daug kas supranta jau, kai kalbėjau, jau daug nepaslėpsi jau. Supranta, apie ką kalbėjau, nepasakysi, kad šnekiai diskotekai ir sakysi, kad apie darbą. Jau pagaus ant žodžių. Lietuvis ir Kenija iš pradžių daugiausiai kalbėjosi apie šalis, iš kurių atvyko. Juk Monika apie Lietuvą ničnieko nežinojo, o Tomas Keniją galėjo parodyti žemėlapyje ir tiek. Pirmas pasimatymas ėjom į parkelį, va čia kaip tik Stratforde, ne per toliausiai. Taip, apie save klausiu šūkį šalis, aš sakau, iš Lietuvos, sako, manęs klausiu, sako, tai sako, tau visus reikia, ar nežinau, kad Europai, nes Lietuva, žinau, maža šalis, tai tikrai nelabai kas daug žino apie ją. Sakau, sakau, čia, sakau, Europos Sąjunga, sakau, nereikia jokios vizos. Nu ir viskas, ir pradėjom šnekėtis, bendrauti. Monika sutvarkė mano gyvenimą, atvirai sako Tomas. Juk kai atvyko į Londoną, čia jautėsi nesavas. Dirbo daugiausiai su lietuviais ir lenkais, todėl niekaip nesisekė išmokti anglų kalbos. Laisvalaikio vyras turėjo mažai, net muziką buvo apleidęs. O štai atsiradus naujai draugiai, viskas pajudėjo į priekį. Tvarkėm nuo pagrindų viskas, kaip sakom, kas buvo, tas buvo ir visą laiką remia ir padeda, žinai, ne taip, kad ten žiūri, kiek uždirbi ar kokios tavo pareigos ar kaip tu atrodai. Jei myli, ten žiūri pirmiausiai žmogų, o ten paskui visą kitą ten eina su laiką. Monika emigrantas vadina pirmąją moterimi, į kurią kada nors žiūrėjo rimtai ir planavo ateitį. Niekas negalėjo tikėtis, kad šitaip nerūpestingai užsimezgę santykiai baigsis gyvenimu kartu, o galiausiai netgi santuoka. Esu gyvenęs susidėjęs, turėjau partnerių, bet neilgalaikiai santykiai. Tai nesisekė meilė prieš tai? Gal nesutikau tos vienintelės. Kai Monika sutikau, buvo kitokie negu kai visos mano tos sutiktos. Pirmiausia, net nežinojo, kad aš dainuoju, ar ką aš dirbu, nežėjau iš tos, kai dabar, kai susitinki kur nors restoranuose ar ten kažkokiu koncertuose, į tave žiūriu, o muzikantas čia su karjera, ar tu ten Londone gyveni, turi gerą darbą, gal dėl pinigų, dabar daug kas įskaičiavimų dažniausiai, arba kad tave pažįsta, arba kad tu gerai atrodai. Lig tol Tomas manė, kad visoms moterims iš vyro pirmiausia reikia pinigų, kad niekas nenorėtų artimai bendrauti su juodadarbiu iš Lietuvos. O štai Monikai reikėjo visai kitų dalykų – jautrumo, supratingumo ir paprasto bendravimo. Juk tada ji dar buvo tik studentė, o ne ligoninės vadybininkė kaip dabar. Kai mes susipažinau, aš dar tam Londone dirbau kaip paprastas šis darbininkas. Žodžiu, mes kartu pabaigėm mokslus, pradėjom nuomotis kambarius, paskui nuomom savo butą, susirado darbą. Mes, kaip sako, viską tą praėjom nuo pačio mažiausio lygio iki pačio didžiausio, kol ten pradėjau dirbti menedžerį, kol aš pradėjau dainuoti. Prieš visą tai, ką patyrėme kartu, tas nuklydimas su Monika Katunskytė yra niekniekis. Apie savo neištikimybę kalba Tomas. Tada pradėjęs koncertuoti su žymiosios Katunskytės dukra, su ja pradėjo praleisti daugiau laiko nei su žmona. Ilgos gastrolės nakvynės viešbučiuose. Vyras prisipažįsta neatsispyręs. Tačiau dabar dievagojasi, kad savo klaidą suprato ir niekada gyvenime daugiau jos nepakartos. Aš pradėjau dainuoti, tai aš dainavau Lietuvoje seniai, bet čia kaip parvažiavau į Angliją, kai atvažiavau, tai vėl reikėjo, tuos restoranus reikėjo ten nuo kolonkių ir mikrofonų, tai su Monika kartu pirkom tos kolonkės ir mikrofonus ir parėmė, kai važiuoju į koncertus kartu važiuodavo su manim, laukdavo, kol padainuosiu ir mes taip kartu žiūrėjau viską kitaip.
Maždaug po pusmečio pora nusprendė, kad pasimatymų jiems užteks ir apsigyveno kartu. Nors abu kilę iš absoliučiai skirtingų kultūrų, ėmė kartu gyventi, bartis nepradėjo. Vis dėlto reikėjo pasistengti, ypač Tomui. Man reikėjo namuose bendrauti angliškai. Bet tas po metų, po 2 išsisprendė visiškai, tai dabar kaip žiūriu televizorių, kaip su jie bendrauju, tas pats kaip ir lietuviškai, nejaučiu kaip skirtumų net. Aišku, pradžioje ten būdavo, ten tas ir tas, ten ir vienas darbo neturi, kitas turi eiti mokintis, tik tokis, ta buitinis dalykas buvo sunkiausiai spręsti. Santykius kažkaip mes nebuvom gal susipykę per tuos 5 metus, kai gyvenom. Nebuvo susipykę? Ne, mūsų pykčiai yra, aš ką nors pasakau, tai nusileidžia, arba im pasako, aš nusileidžiu. Ir nėra, kad ten vienas prieš kitam šauktų į akis ir ten, arba pasėdim 10 minučių ir pasakiau, tai kaip darom. Taip. Lig tol grodavęs vestuvėse ar jubiliejuose ar tiesiog restoranuose į Londoną atvykęs Tomas gyvenimą pakeitė iš esmės. Jokios muzikos, tik sunkus darbas ir bandymai užsidirbti kuo daugiau pinigų. Manė, kad susitaupys muzikos aparatūrai, gal dar kokiam automobiliui, o tada jau tikrai grįš namo į Mažeikius. Deja, nors tokį emigracijos scenarijų prieš išvykdami, kuria dauguma lietuvių, jį įgyvendinti pasisekė ne visiems. Kai čia atvažiavau, tai kiek man dabar, tai buvo kažkur 26 metų, tai jaunas. Pamačiau, kad čia taip neįmanoma greitai įsidirbti, čia popieriai. Važiavau, pirmiausia, nemokėjau anglų kalbos, tai tu gero darbo nerasi. Atrado mano teta man darbą, tai atrado su lietuvis, tai su lietuvis pradėjo dirbti, tai irgi tai niekur netobulėjai, nes tai lietuviškai kalbi tarpusavį, tai kaip užburtas ratas. Tomo rankos daugiausiai pratusios prie sintezatoriaus klavišų darbų Londone matė kuo įvairiausių, nuo fabrikų iki statybų. Teko ir kloti plyteles ir būti paprasčiausių pagalbinių darbuotojų statybų aikštelėje. Ir dabar Tomas neišsilaiko vien iš muzikos. Nuo pirmadienio iki penktadienio jis vairuoja ekskavatorių, o savaitgaliais muzikuoja. Daugiausia Londone ar kituose Britanijos miestuose gyvenančių lietuvių šventėse. Jau daug metų su ekskavatoriu, gerai apmokamas darbas, šiltas, dabar šiuolaikinė technika yra nauja, ten su televizoriais, su magnetofonais, su USB laidais ir kondicionieriais, tai kaip sėdi tas pats kaip namuose, kaip fotelis sėdi. Jo, aš gan užimtas vis laiko, pas mane laisvo laiko, tai taip suplanuota kartais net valandos. Aš pareinu iš darbo, aš dar sportuoju, lankau boksą, einu į sporto salę kiekvieną dieną, tai darbą baigi 5, tai kol parvažiuoju, kartais važiuoju tiesiai į salėje valandą, ar ten treniruoti, 1,5 valandos, tai būna, kad namuose 7:30, tai nusimaudyti turi pavalgyti. Paskui šitą vėl į darbą, savaitgaliais dažniausiai, jei čia vietą kažkur Londone dainuoji, tai dar mažiau reikia laiko pasiruošti, bet būna, kad reikia čia, atstumai Anglijų irgi dideli, tai reikia pasiruošti prieš pusę, išvažiuoti prieš 3 valandas, nes kokią valandą kelionė, nežinai, gal papulsi, gali būti kamščias ar avarija. Į koncertus žmona Monika dažnai važiuoja kartu. Ir ne dėl to, kad bijo, kad jis vėl bus neištikimas. Tiesiog kitai būtų labai sunku surasti laiko pabūti kartu. Thomas is really a loving and a caring man on one side, and on the other side, he is someone you can't tell. He is hard to predict what he is about to do, because that's the life of musicians. That's the life of the men who live in the spotlight, and so he is easy to deal with. He is easy to talk to, and above all, we understand each other. And I found him a really nice person. Monika tikrai nėra pavydinti, supratingai. Sako, tu į mane myli, tu tikrai būsi su manim. Ir būna daug tokių koncertų, kur nėra tikrai privatus, kur važiuoju dainuoti kokius koncertus arba restoranus, arba ten. Aš dažniausiai ją irgi vežuosi, važiuojam kartu, nes yra savaitgalis, nedirba, tai ką namuose sėdė, ir kažkur neturi planų neišvykus. Tai vežuosi, pasiklausiu, mes gal turim tų bendrų restoranai, draugai tie patys, nes Monika visi labai gerai pažįsta, tai jos pašneka ten apie gyvenimą, ten moteriškos, ten merginos susėdė, aš ten padainuoju ir paskui ten kartu grįžtam. Tai. Po maždaug 2 pažinties metų savo egzotišką mylimąją Tomas pirmą kartą atvežė į Lietuvą. Iš pradžių tėvams buvo šokas, prisipažįsta pašnekovas. Iš pradžių gal bijau irgi bijau, kai mes susikalbėsi, žinot, seserys yra beveik mano amžiaus, tai gal buvo tas pirmiausias, o ką jin valgau, ką mes sakysim, gal tas. Bet kaip pirmą kartą pamatęs, jau lengva bendrauti ir kai
Pamilu ir dabar tai jokių problemų, kai sako, Monika lietuviškai, jos angliškai ir žodis susikalba puikiai, ką jau nesupranta, aš išverčiu. O po to laukė dar viena daug didesnė kelionė į Keniją pas Monikos artimuosius. Jos tėvai gan įsilavinę, tėvas dirbo visą laiką, kaip prie valdžios dirbo, kaip mūsų, kaip dabar, kaip Seime sakant, tai mama irgi su savo verslus turi, tai žmonės kultūringi ir jokių problemų jokių nėra. Šnekėsi kaip su saviškiais, kaip grįžti, kaip savi žmonės, nėra, kad ten kažkokius stebuklų, tą patį valgo, tą patį važiuojam į parduotuvės, perkam, viskas, kepam šašlykus kieme. Susipažinę su vienas kito tėvais, Tomas ir Monika Anglijoje iškėlė vestuves. Lietuvių restorane Londone susirinko daugybė draugų ir artimųjų. Geras jausmas, čia žmona jau, viskas, jau šeimos vyras, kaip jau sako, lakstysi nuo vieno baro į kitą. Jau, geras jausmas, vestuvės buvo gražios, prieš tai gerai sugyvenam, vestuvų labai gerai. Kažkaip mes pragyvenom 3 metus, paskui nusprendėm, kad reiks susituokti, nes vis tiek, kaip jau 3 metai gan tarpas yra, ne 2, ne 3 mėnesiai. Sakom, susituokėm ir lengviau, ir kur einam pristatinėti kaip draugė, ir dokumentai, ir viskas. Ir susituokėm, būsim kaip šeima, ir būdu nusprendėm, susiplanavom, pasipiršau. Į Lietuvą Monika su Tomu skraido dažnai, tai dėl koncertų, tai duoti interviu, tai aplankyti artimųjų. Juk Londoną nuo Vilniaus skiria vos 3 valandų skrydis. Kaip iš Vilniaus į Klaipėdą automobiliu, juokauja Tomas. Tačiau grįžti gyventi ten kol kas neketina. Love the place really, and especially recently I was in Kaunas. It's really a fantastic place. I went to Vilnius as well, and the people, they are good. It's a calm place, despite of the poor weather. The weather is terrible. Every city has a different thing to offer, and I've lived in many cities, big cities, small cities, and Kaunas is one of the best cities I've been. It's beautiful, it's fantastic. Taigi taip išėjo, kad Londone Tomas gavo ir žmoną, ir karjerą. Tačiau kas svarbiau? Pašnekovas net nebejoja, už Moniką jam svarbiau nėra nieko. Gal žmogus jauti tą pilnavertiškumą gal. Nes kai vienas, žinai, kai darys, sako, ne vienas, gal mažesnė dalis yra, kad sėkmingas karjerų ir dar kažkur, kur vienas yra. Kur su šeima yra kažkaip vis tiek vienas kitą papildo ir malonu, kai grįžti iš koncerto ar grįžti iš darbo, kad tavęs kažkas laukia, kad gali savaitgalį kažkur išeiti, išvažiuoti ir kažkur grįžti, kažką aplankyti. Šeima yra svarbus dalykas. Aš myliu tave. Yes, I do.